Kaip anksčiau man sakydavo mano agronomas ilgametis, kiekvienas gaspadorius turi prieš javapjūtę paruošti lauką. Tai reikia apšienauti pakraščius, pakelės, kad kombainikui būtų patogu dirbti. Tai nupirkom mulčerį. Vokiečio kokybė yra vokiečio kokybė. Kaip tu nori, taip ir sakyk. Anksčiau su šienapjove šienaudavau lenkišką, vargo vakarienė būdavo vis tiek, žinot, ten. Ir tas prikabinimas pats sudėtingas. Čia yra žymiai patogesnis prikabinimas, pasistato, kojos pasistato, labai patogu. Privažiavai, prisikabinai, gali tą viską padaryti ir praktiškai ir vienas. Antras dalykas, pasirinkom plaktukinį, tai plaktukinis yra toks, tvirtesnis. O darbo kokybė, tai tikrai kaip nuskūsta. Aš su šienapjove taip turiu irgi nupirkęs nulinio apsisukimo, tai praktiškai jisai tą patį padaro. Tik tai žymiai aukštesnį gali apleistą kažkokią pakelę, apleistą plotą sutvarkyti ir vaizdas visai kitas. Dabar mes aukštį tai nustatom volo pagalba ir hidrauliką nepaleidi visai, o voliukų riedą, matot, apsivėlęs ant jo riedą ir tą aukštį palaiko. O šiaip tai plaktukai pagrindė. Plaktukai yra priešpeilis toks irgi. Ten irgi tvarkingai, labai sakau. Vokietis yra vokietis, padaro daiktą tikrai gerą. Ir labai patogu, kad kai važiuoji traktoriaus plotį pjauna, o paskui jau kaip važiuoji sekantį kartą, tu važiuoji tom vėžiam ir gali išplatinti ir nepalieka nieko. Išpjauna tą plotelį taip kaip reikalas. Nesvarbu, kad tu ir pameni, vis tiek sumulčiuoja. Pagal kainą, pagal viską, tikrai geras padargas. O kas spręs, tegu kiekvienas savo galvą turi. Nori, tegu atvažiuoja, pasižiūri, kaip dirba. Taigi mes kaip ūkininkai tai daugiau praktiški žmonės žiūrim, taip, žinai, žodis yra žodis. O kada atvažiuoji pas kolegą, pasižiūri, ir renkies. Ne, smagu įsigyti techniką normalią, tai tikrai gerai yra. Ir tuo labiau, kad sakau, važiuojantis išsistumt gali viską. Nežinau, gal ir kitose tas, bet tą, kur turėjau, tai ten nieko, jau gale eina ir viskas, ir kaip tu nori ten. O važiuok vėl per sekančiom, o čia gali jau nupjautą važiuoti, įsistumti ir įstumi maksimaliai, jeigu važiuoji normaliai, jokių nepalieka nei barzdutų vadinamų, nieko, viską.